Labas rytas visiems. Pabudome pagaliau. 10 valandų išmiegojom. Vakar buvom jau labai pavargę. Už mano lango matot koks vaizdas. Labai gražu. Parodysiu, kas čia. Čia ežeras užšalęs. Tobulas vaizdas. Tai žodžiu, atsikėlėme ir iš karto kimbu užsikurti židinį. Nes jau biški šalta. Skursim židinį, papusryčiausime ir tada ką? Varysim į lauką ir tada viską nufilmuosim, kas lauke aplink čia mumis yra. Židinys dega. Tuoj bus šilčiau namuose. O pats židinys tai va toks. Paprastas, bet tai ko reikia. Ir pasidarėm pusryčius. Kiaušiniai, sumuštinukai, kas lašišos, kas kiaušinių. Romantiškai prie žakės. Už lango turim tokį vaizdą rytinį. Visur balta. Ką tik papusryčiavome su Artūru, pavalgėme sumuštinukų, dairomės po šitą namelį, nes dienos šviesoj matosi viskas kaip atrodo, ko nepastebėjom naktį. Namas gan komfortiškas, išskyrus antrą aukštą, labai pavojingas praėjimas, kaip be durų ir labai žemas. Tai šiandien nutiko nelaimė, man ir Artūrui susitrenkėm galvas ir biški skaudėjo. Biški verkėm dėl šito. Galvom parašyti neigiamą komentarą dėl to, bet vaizdas aplink atperka šitą nelaimę ir yra langai milžiniški namelyje, pro kurias matosi miškai. Mes esam tikriausiai čia visiškai vieni. Ruošiamės išeiti. Artūras apsimauna striukę ir eisim tikrinti gamtos vietinės Mikelio rajonų. Ane? Are you ready to go? Ready. Ready. Okay. Atrakiname duris ir išeinam pasižiūrėti. O, akina, man reikia akinių, saulės, o Dieve. Kaip šviesu. Ten viduj taip tamsu, o čia akina. Aš ir galvoju, iš kurios pusės čia ta saulė teka. Wow. Ryšku. Vos primatom. Žodžiai nuo akinių susirasti. Žodžiu, ką tik įvyko žiūri nelaimė. Arte užtrenkė duris ir mes palikom viduj raktą. Aš neįsivaizduoju, kas bus. Šiaip dabar juokinga dar kol kas, bet aš nežinau, kaip iš tikrųjų išgyvensim. Ką darysim? Nežinau dabar. Oh my god. Tai mano pasiūlymas rašyti šeimininkams. Arti. Iš tikrųjų neaišku, kada būtume sužinoję, kad užsitrenkėm duris, nes aš labai greitai pasigėdau akinių saulės. Bet dabar sužinojom ir reikia mums kažkokiu būdu sutaisyti. Tiksliau, įsilaužti į namą. Šiaip, Arte, kai dirba prie durų ir langų, jisai meistras yra, gali atrakinti. Tai dabar yra idėja, kad mes einam pasiimti daikto kažkokio, su kuriuo pabandysim atrakinti. Žiauru. Niekam nepasakokit, kaip čia reikia daryti, bet Artūras bando. Palauk, tu vakar irgi man net, aš nėjo čia man atrakinti. Nu, ir tik ką? Iš vidaus pasukai. Taip.
Ir tai man nėjo, su raktu net nėjo. Oh my god. Tai čia baisi situacija. Labai baisi. Nu, šiaip juokinga, bet ne juokinga, toj pasidarys. Įdomu, kur tie šeimininkai gyvena, kokį vietą vertė. Nes jeigu jie labai toli, tai jiems kol atvažiuoja 100 metų, o mes palikom viduj ugnį, viską, eina savo. Nu, mes negalim panuoti, kaip taip išeina gyventi. Buvo planas net toks. Aš kada langininkas esu gal stiklo paketą, jis išimti. Oho. Visą darbą. Šiaip neturėtume demonstruoti jums, kaip tai atliekam, nes gali būti žiūrovų, kurie nedorais tikslais gali pasinaudoti informaciją, tai šito nebefilmuosim. Jeigu čia užsilikonuota, tai matau kažkokį silikoną. Žodžiu, kol Artė bando įsilaužti, aš einu pažiūrėsiu į apačią, kas ten yra. Vos nenukritau, nesvarbu. Patikrinsiu šitą zoną. Matot, čia yra ežeras. Įdomu, ar šalis ežeras, gali būti, kad ir šalis. O, esu ant lieptelio, kuris yra šalia namo. Čia vasarą tikriausiai žmonės gali šokinėti, maudytis, bet gali būti, kad ne tik vasarą. Ir dabar, nes matau, burbuliuoja eketėjai, vanduo. Štai. Verda. Ir yra garsas kunkuliavimo. Čia yra visur ežeras. Žodžiu, sėdžiu mašinui ir pasišildau ją, nes lauke yra -15. Artė vis dar prie durų. Žodžiu, šis rytas pasidarė labai nesėkmingas ir nežinau, ką daryti, galvoju eiti atgal pas Artūrą ir pasižiūrėti, kaip jam sekasi, nes man iš tikrųjų baisu, nes jis pasiliko lauke, o lauke yra super šalta. Aš netikėjau, kad -15 yra toks stingdantis šaltis, jeigu nusimauni pirštinę, iš karto ledyja rankos. Nu, iš karto tiesiog. Vienas pliusas yra, kad šiuo metu šioje vietoje nėra vėjo ir gal dėl to truputį geresnė situacija. Nežinau, gal čia yra tiesiog nesėkmingas namelis, nes aš ryte susitrenkiau galvą. Artūras irgi susitrenkė įlipdamas į 2 aukštą. Dabar durys susitrenkė. Naktį girdėjom keistų garsų, atrodė, kad traška grindis, laiptai ir taip pat, laiptai ir grindis mediniai. Tai Artūras sako, kad tiesiog medis gyvas, bet vienu metu mes išgirdom podų traškėjimą. Na tai buvo tikrai krypė. Dar vienas dalykas, labai greitai senka baterija. Ir gal dėl to, kad šalta. Tai mano aparatai gali greitai įsikrauti ir nežinau, ką tada reikės daryti. Hau. Apsimaunu pirštinę, nes negaliu ramiai sėdėti. Ir einu žiūrėti, ką Artūras daro. Ar kaip jums sekasi su tuo namu, ar pavyks jam atrakinti. Žodžiu. Svarbiausia, nepamesti mašinos raktų, nes irgi bus. Nu ir taip. Atrodo, bet iš tikrųjų laiko, ne? Oje. Dieve mano, taip jums sekasi šiandien. Sekasi kabutėse. Norėjome eiti apžiūrėti ežerą, o gavosi, kad turim atlikti operaciją su durim. Ežeras laukia, baltas, visas. O gal čia būtų kita nelaimė nutikus, tai čia mes nežinau. Žodžiu, važiuojam su Artūru. Važiuojam link to namelio, kur gyvena šeimininkai. Nes deja nepasisekė atrakinti durų, kad ir kaip stengiamės, kad ir kaip Artė mokėjo visą tai daryti Lietuvoje. Deja, Suomijai jo metodas nesuveikė, mes nežinom kodėl.
Ir tenka dabar važiuoti pas šeimininkų ir melstis, kad jie turės papildomą raktą, kitaip ant šakės. Ir kadangi mūsų planai visiškai pasikeitė netikėtai, galim pasigražėti keliu, kuriuo neplanavom šiandieną važiuoti. O čia žiūrim, pilna sniego, prisiaupta. O, pusnynai tiesiog visur. Wow. Pusnynai. Tai va, šito būtume nepamatę. Tikriausiai, nes nebūtume iš jūsų išvažiavę į savo namą. O dabar važiuojam su tikslu pasiimti raktą. Jie turi. O jei neturi, tada mūsų diena vėl tampa visiškai neaiški. Atvykome čia, kur gyvena tie šeimininkai namų. Info kairė. Tai dabar klausimas, ar jie tikrai čia bus namuose. Gal irgi išvažiavo kur nors ir nieks mums nepadės. Taip, aiškintis jais arti. Temperatūra šiuo metu yra minus 16,5. Žodžiu, važiuojam iš šeimininkų buveinės, Artė gavo raktą kažkokį. Atsarginį. Neaišku, ar padės grįžti į namus, bet viltis atsirado. Neteks galbūt mums čia likti laukuose, nes tikrai šalta. Tai aš radau striukę mašiną, ačiū Dievui, Artė paliko visas mūsų striukės ir aš persirengiau ir batus persimenau. Dabar jaučiuosi daug geriau, nes prieš tai netiko mano apranga. Beje, vienas dalykėlis, aš maniau, kad laukai yra 6 laipsniai, nežinau, mane apgavo programėlė orų ir išėjus pamatėm, kad yra minus 16, dabar jau yra minus 16, prieš tai buvo minus 15. Tai čia yra netikėta ir dabar priprasti prie tokio skirtumo didžiulio, ką jautėm Lietuvoje, ten pliusas iš vis buvo, tai siaubus. Arta, kaip tu jautiesi po šito operacijos, šioj operacijoje? Nu, stresas, bandžiau žinot tą spyną kraptyti viską, kaip Lietuvoje, kad eina, kadangi dirbu su langais ir durim, bet čia kažkas kitaip buvo padaryta ir man neišėjo atidaryti vis tiek tų durų. Tai va, žodžiu, yra naujas iššūkis išmokti ir atrakinti suomiškas duris. Ir šiaip įsiaiškins, ar tikriausiai kas tam buvo negerai. O mes važiuojam pro tokį nerealų, kaip sakant, kraštovaizdį, tais pačiais keliukais, kur vakar naktį atvažiavom. Dabar galim pamatyti, kaip viskas atrodo. Sniego kalnai. Medžiai galbūt galėjo būti ir labiau apsnigę, bet yra kaip yra. Čia šiam rajone sniegą praneša po kelių dienų, tai mes tikriausiai grįšim ir pamatysim dar daug sniego. Dar daugiau sniego nei dabar. Nu ką, akimirka šventa. Arta bando atrakinti duris. Ačiū Dievui. Mes grįžom namo. Namai. Bandymas numeris 2. Iš naujo einam su Artūru į lauką. Tik šį kartą jau turim raktą su savim. Ir mažiau rizikos, kad vėl įvyks ta pati situacija. Už mūsų saulytė nuostabiai. Leidžias po truputį žemyn. Liko kokią 1,5 valandą arba 2 valandas, nežinau tiksliai. Bet jau 3 valandą tikrai saulės nebus. O šiuo metu yra 1:30. Nu tai va, 1,5 valandos liko ir saulė nusileis. Lipam žemyn. Bandom lipti, pasižiūrėk čia. Kažkas jau čiuožinėjo lygtais ant to ežero. Iš tikrųjų labai baisu, nes jei kristume, tai būtų 3 nelaimė šios dienos. Bet reikia eit pabandyti. O ką darysi? Šiaip Artė pirmas sakė įstikrinti. O ten matai, Artė eketė. Matau, eketė. Ten yra eketė. Koks šitas ledas. Visiškai atrodo. Čia kažkas nuvaryta. Čiuožykla. Ledas tai labai storas, sakyčiau. Bandau eiti.
Čia jeigu nusivalyti, čia čiuožykla, čiuožti. Ir štai, aš ant ledo. Grinai. Va, mūsų namukas. Čia. Nieko čia saugiai, ką? Taip, taip. Ledas atrodo tvirtas, nieks čia nelūžta. Gal tada atsivežk tas rogės, arti pabandom su rogėm. Nu ko, Suomija. Judam. Judam. Nenormaliai. Judam nenormaliai. Varo. Žiauru. Girdžiu trašką. Čia ne ežeras tikiuosi. Kaip eskimai. Čia arti nežinau, čia nežinomi keliai. Čia nežinomi keliai. Čia nežinomi keliai. Nežinomi keliai. Arti. Ten 18, vaikams nerekomenduojama. Nerekomenduojam to bandyti namuose. Iron Explorers angelas. Sniego angelas. Matot, kaip susiformuoja angelai. Va šitaip. Įspūdingai. O saulė leidžiasi ir jau vakaras. Ten viršai matau, lėktuvas skrenda. Palieka savo dūmų liniją. Labai gražu čia. Šalta. Bet mums gerai. Šalta, balta, kur dairais. Kažkokį garsą girdėjau, tikiuosi neįkrisi ten. Trekšt bus. Sniegas, aplink tik sniegas. Skrenda mes, o kas belieka. Artūras sugalvojo kai ką ekstremalaus. Pasiims rogės ir jums parodys klasę. Ganėtinai sudėtingomis sąlygomis išbando. Wow! Ne kažką. Bandymas nepavyko. Nori dar vieną bandymą? Dik. Galbūt ar tai pavyks ir su šituo. Nauja transporto priemonė. Ir naujas bandymas. Čiuožti nuo kalniuko. Stebėkime. O Dieve! Na, su šitom rogutėm sėkmingiau. Ką? Dabar tu.
Gerai. Sargiai. Tu Andžia subinę leis ne kojas. Įsikipsi į rankenas. Subinė gale ir kojas į priekį. Ola. Įdomu, ar greitai sutems. Tikiuosi, ne, dabar einam, parodysiu, kaip čia atrodo pirtis. Viena iš pirčių čia. Va tokia. Tokia labai nedidelė. Ir virš tų pirčių yra dar 2 namai, kuriuo aš dar pats nemačiau, kas ten yra, bet einam pažiūrėsim. Čia reikia kažkur lipti, nes matau kur. Va. Kas čia toks mažas namukas. Pasižiūrim. Kas čia? Ai, čia šašlykinės sumestas. Aišku. Toliau pažiūrim šitą namuką. Rankena labai faina. Medžio šaka. O, čia tiesiog rakandai visokie sumesti. Visokie daiktai. Gal ir miegojimui čia skirta, nežinau. O čia spėjai bus tas pats. Opa. O. Ir čia dar viena. Duris. Su tokiu raktu. Kas čia dabar? Čia atsirakins? Atsirakino. O čia miegamasis dar vienas. Geras. Toks namukas. Nu, į vidų neįsiu, neištrypsiu. Senoviškas krėslas, ant kurio gali suptis. Tikrai senoviškai. Nenorėčiau, kad naktį pradėtus pats suptis. Nu ir kas beliko, paskutinis namukas. Tai bus malkinė, kurią jau ne vieną kartą pasinaudojau židiniui. Kūrenti. Viskas. Visą teritoriją apžiūrėjom. Realiai čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 namai. Pagrindinis namas ir mažiukai. Kągi leidžiasi iš lėto saulė, palikdama pasaulį, skęsti tyliai tamsoje. Ateina 16 valdovas, jis privers mus miegoti. Jis mums neleis žinoti, kas slepias tyliai nakčia. Leidžiasi saulė ir šį objektą mes rytoj paliksime. Paskutinioji diena šiame objekte. Teks palikti šitą nuostabų kraštovaizdį. Laužas dega, Arturėlis grįžo iš lauko. Parnešiau malkų, stalo žaidimų.
Ir sušalo labai. Šalta, laukia -20. Jo. Šalta. Eisim pasigaminti skanumynų ir pažaisti. Ar tai atsinešė žaidimukų suomiškų? Jo, radom suomiškų žaidimą, galvom pažiūrėsim, ką suomiai žaidžia. Čia kažkokį filmą, žemėlapis, kortelės, matyt kažką čia gal judėti, dėlioti, buvo žmogeliukus dedant žemėlapį. Gal ir žemėlapį čia stato. Okay. Įdomiai. Čia kažkoks, matau, Koko Perche Neikele. Kažkoks žaidimas, matyti kažkoks vaidmenis įsijaus, aš taip spėju. Jo, traukiu kortelę ir kažkokį variantą turiu išsirinkti iš 3 pagal tai, ką... Tai čia lietuviškas alės turbūt. Gal. Alės. Toliau. Klas sudoku. Ojei. Rimtai dar yra sudoku? Mano seneliui patiktų. Nu, geras. Reikia seneliui Yra parvežti. tas padarytas sudoku. Žiūrim. Oho, Kas čia? geras. Sudoku žaidimas. Ant kurios pusės tą sudoku reikia dėlioti ant šitos. Sudoku. Čia nežinau, kas čia buvo. Tai dabar žaisim. Ne, pasižiūriu. Čia kažkas kažką dėlioti. Nežinau. Ir čia yra daug tokių skaičių. Kokiame čia prasmė tų skaičių aš neįsivaizduoju. Pasimetus popierius ir dėlioju. Čia yra, va, daug tų popieriukų. Nu, medium size. Jo, tam ta lenta gal, ant lentos susidėlioji gal tos skaičius, o po to Okay. sprendi. Nu, laikraštis ant to. Jo. Toliau spalvinimo knygelė. Irgi geras žaidimas, tiesiog fantazijai. Toliau. Kunigas Vilkatauskas Masa. Kunigas Vilkatauskas čia tau padėjo. Taip. Čia pasaka. Prieš miegą baisią kūdžią žiemą. Čia Mantas. Mantas. Kalakiris. Su juoda kate. Kaip mūsų. Tikriausiai. O tu sakai, Čia, čia žuvis, šalyba kažkas tokio. dar Amazonės nesivežti. Nu taip, toliau Suomi, Tietopelė. Taktinis. Taktinis žaidimas. Nu, toks visai įdomus, daug kortelių, kažką čia dėlioja, visai lietuviška versija, kas čia egzistuoja. O tokį visai norėčiau žaisti. Atrodo įdomiai. Čia. Next. Ir štai. Scrabble. Junior. Suomio raidės. Ai, krenta. Pamesi raidą, bus kaip blogai. Čia irgi va. Bet lentos nėra. Ant ko dėti? O kodėl tokios geltonos, aš nesuprantu. Ir dar mėlynų yra Čia setonų. labai- Čia irgi toks. Čia gal, kad Geltonai suprastum, nupiešti. vaikams, kad būtų lengviau. Nu, nežinau. Einu ieškot, ką dar išmėčiau. All right. Nu, va, žiūrėk, čia tavo žaidimas. Nu, bet tos lentos nėra. Ai, jau gal ir yra, toj, nu, kažkas liko spintai. Radau ir lentą. Čia dėlioti. Čia dar kažkokie ir sufleriai. Kitoj pusėje yra dar kit žaidimas. Čia jau paruoštas. Sužaisti. Nu, ne veltui Junior. Dėl to ir Junior. Viskas. Tų žaidimų nežaisim, nes nelabai suprantam suomių kalbos. Gal kitais metais pasimokinu suomių kalbą. Štai mes dabar žaisime žaidimus. Table games. Ir arti. prieš tai išgerkim arbatos į sveikatą. Už linksmybės, už grožybę žiemos. Arte galvoja žodį. Koks tai žodis bus? Dar nežinau, nesugalvojau.
labai ilgą žodį. Autobusas. Bus. Bus. Kažkas čia bus, plemba. Bus kažkas. Nu jo, laukia tęsinio. Ar našykti? Ką tik girdėjom garsą, lyg ant namo kas nors užkristų. Žodžiu, ką daryti? Reikėtų apžiūrėti perimetrą. Bet tas garsas toks šiaurus buvo. Taip. Vakar naktį girdėjome, kaip čia buvo puodo garsas. Buvo parkšt. Ir įsigandom. Bet dabar buvo baisiau netgi. Nu, prieš kūną taip šiurpas perė. Toks riebus, bum. Jo, bum į namą. Bet čia kaip ir filmus, kai būna, o tikrai ten nieko nėra. Kaip ten per tą filmą, kur paskutinį mes žiūrėjom Krampus, ne? Jo. Reti Krampus. Taip lyg būtų ant stogo, kas nors dabar nusileidė. Nu, tikrai nekalėtų senelis. Gal paukštis nukrito. Aš Gal neįsivaizduoju. meteoritas. Aš neįsivaizduoju. Garsas tarsi durim kažkas stipriai trenkia, arba į namų stogą atsitrenkia kažkoks daiktas, ar... Aš neįsivaizduoju, kas čia buvo. Židinys ramiai kūrenasi. Gal spėju, kad sniegas nukrito, jeigu vėjas pajudino medžio šakas, galėjo ir sniegas tiesiog nukristi ir taip subildėti. Einam pažiūrėsim į mūsų miegamai pro langą. Čia šilta Nes mėglaujam. garsas atrodo kaip ant stolo. Ir ką matai? Nu, tai atsidarysim, pasižiūrėti. O, kas čia buvo? Čia va. Eik tu šiek tai vazdinė. Anybody home? Taip sakyk kartą. Anybody home? Kas ten? Kažką pamatėjai? Nu, taip pasižiūrėjai. Tarsi kažką pamatėjai. Ten yra nieko. Nu, okei. Nu, tarkim, nieko. Pofik. Jeigu dar kartą su barškės, eisim ieškoti iš naujo. Mes jau apžiūrėjom visą namą, nieko neradom, kas čia barška, kas čia tą triukšmą kelia. Žiūrim, jau yra 9:30, laikrodis už mūsų rodo. 9:30 ir ką, viskas, mūsų diena baigėsi, mes jau einam miegučiam. Iki ryt.